Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Kadangi aš pirmą kartą išeinu šiais metais į eterį, tai sveikinu savo kanalo žiūrovus su naujaisiais metais. Šiaip tai prieš naujuosius, prieš kalėdas kažkaip tai jaučiau tokį spaudimą, kodėl čia kodėl pas mane čia kanale nėra kažkokių tai prognozių ten naujiesiems metams. Tai astrologiniu požiūriu, tai naujieji metai, čia niekas nepasikeitė, nei astrologiškai, nei astronomiškai. Čia tiesiog pasikeitė skaičiukas kalendoriuje, todėl astrologui čia nėra kas veikti paprasčiausiai. Ten koks nors Mačiulis, ten ekonomistas, finansistas, kaip ten šneka apie prognozes. Tai taip, nes vieni metai finansiniai pasibaigė, prasideda nauji, tai logiška yra. O astrologui bent jau valstybės kontekste, tai pakol kas turi valstybė pragyventi dar savo tą senąjį šitą horoskopą užbaigti, nes už tai, kad Lietuvos tas naujas metinis horoskopas, jisai prasidės kovo 11. O dabar dar turi gyventi, kaip sakant, pagal senąjį, pagal 25 metų horoskopą. Ir aišku, tai mano nuomonė, bet aš skaitau, kad nereikia lysti, kaip sakant, per anksti ir netrukdyti toms aukštesniems likimo jėgoms dirbti. Nes dar tų įvykių tokių, kurie pagal senąjį pagal senąjį horoskopą, dar jie vis vyksta, nes dabar kaip tik vyksta dar tokio Saturno, tokių įvykių, kai kurių matomai užbaigimas toksai. Taip, kad dar aš šiandieną ir kalbėsiu apie tą prezidento puolimą, apie Kapčiamiesčio visą tą tokį triukšmą dėl jo šitą. Jie labai, jis ganėtinai gerai matosi būtent tame senajame horoskope. Dar čia po Žemaitaičio šitų, po mano video apie Žemaitaitį, aš taip, kaip mane taip nemaloniai labai nuteikė, kad vis dėlto, aš labai nenoriu, kad mano kanalas būtų kažkokio tai ten politikų kažkokio fanų klubas. Nes ten, parašai ten porą žodžių, nes kažkaip ne taip, kaip moteriškės pageidauja apie tą Žemaitaitį, tai sulėkė visos šiandien mane su žemėmis maišyti. Aišku, man vienodai yra šitą maišykit, mes nemaišykite. Bet aš tikrai neturiu tokio tikslo čia daryti kažkokį tai klubą. O ten, akivaizdžiai matos ten žmonėm, ten jums ta astrologija 100 metų neįdomi. Tenais ieško tik tai ten tų kokių nors ten pletkų tenais apie tos politikus šitą. Tai nežinau, aš turbūt, kai mano vyras juokiasi, sako, rašyk apie Madurą, daryk video apie Madurą, o ne apie Lietuvos politikus, nes gaunasi tai truputėlį iš tiesų nesąmonė šitą. Tai aš ir apie prezidentą, apie Nausėdą padariau ten tą video, bet turbūt aš jų nedėsiu šitą, nes štai, čia yra mūsų valstybės Lietuvos 25 metų metinis horoskopas. Tai mes jau čia visą pergyvenome, visus tos koalicijos ten kritimus, ten visą kitą, ir dabar liko tik tai iki pabaigos, tik tai Saturno periodas. Saturnas jisai stovi 9 name, tai tas, toks moralės ten ir visų teisinių šitų dalykų tenais namas. Ir jisai su Saulė, jisai yra sudegęs. Ir plus dar Saturnas yra 8 namo, šitas šeimininkas, 9 name. Principe, kai būna tose žmogaus horoskope, labai dažnai tai rodo, kad kaip ir, tėvo netekimas. Nes kada, būna, kad žmonės anksti vaikystėje netenka savo tėvo. Aš nepasakyčiau, aišku, kad Nausėda yra mūsų valstybės tėvas šitą. Bet iš tiesų tai jo horoskopas yra labai įdomus tom, kad pas jį labai daug yra planetų, stovi tose šešėlinių, karminių planetų nakšatruose. Ten beveik vos ne visos, ten tik kelios, ten Saulės nakšatruje, štai šitą. Jisai ir prezidentas, ne vien dėl to, bet vienas iš faktorių, kuriuos prezidentas šitą yra, tapo tą prasme.
Ir va dabar, va, kadangi tas, va, nu, kaip ir Saturnas, va, toksai va sudegęs tas periodas to Saturno, tai va jisai neblogai irgi jau sprendžia tą visą puolimą ant prezidentūros. Nes vis tiek pas mumis prezidentas, jisai yra kaip ir toksai, nu, simbolinis, toksai moralinis autoritetas yra. Tokia, ir kartu jis tokia, nu, konstitucinė figūra, tokia, nes irgi čia visi tie teisiniai dalykai, 9 namas yra šita. O vat kada tas sudegęs toksai Saturnas, dar 8 namo tokio, vat, nu, ne tiek, nu, tokių krizių įvairiausių šitą, vat, namas šitam. Tai va tas toksai puolimas vat ant prezidento, nes, nu, tai va jisai ir prasidėjo šitą. Nu, aišku, čia nėra vien tik tai, kad ten, aišku, ir pas jį tame horoskope, ten, nu, tam tikrų tokių negerų dalykų, tam tikrai įsijungia tokie periodai, nu, čia pas jį labai geras horoskopas yra, bet yra toks, nu, sakyčiau, vienas toksai niuansas, toksai nelabai toksai geras ir vat būtent jisai dabar ir įsijungia. O štai taip vat viskas ir prasidėjo. Nes vat tas autoritetas, vat 9 namas tai irgi yra autoritetas šito, Saulė čia degina tą Saturną, nes Saturnas yra šeimininkas, jisai čia vandenyje stovi, jisai kaip ir stiprus iš kitos pusės, bet jisai, nu, jisai yra sudegęs. Ir tas sudegimas ir Saturnas su Saulė, tai jie, nu, tai yra priešai, dideli priešai labai. Tos energijos yra labai priešiškos šiandien. Tai va, dar kas vat įdomu, vat jeigu paimti mūsų šitą Lietuvos horoskopą, to aš išjungsiu. Tai šitą, vat, pavyzdžiui, pas mumis, vat, kaip vyksta prezidento, nu, kaip aplamai, kaip pas mumis vyksta rinkimai. Bet, pavyzdžiui, prezidento rinkimai, jie vyksta, vat, nu, paprastai ten būna kažkur tai balandis, gegužė, nu, gegužės mėnuo, nu, paskui jau, kiek čia paskutinių, nu, nemažai tų rinkimų dabar buvo, anksčiau būdavo ten kitaip, kitos mėnesius, o dabar gana jau ilgai vyksta būtent, vat, nu, kažkur gegužės mėnesį. Tada Saulė būna, vat, nu, kažkur apytiksliai, va šičia, šitą jautyje. O šitas, nu, priesaika būna, kada Saulė pereina vat į 9 namą, į Lietuvos, 9 namą šitą, į Dvynius. Gana taip simboliškai šitą. Po to, kada būna Seimo rinkimai, tada būna, vat irgi čia 12 kažkur tai Saulė, vat, nu, Mergelėje. Ir jau ten paskui visos priesaikos, ant Seimūnų, tenais vyriausybės suformuotos būna šičia jau vat, svarstyklėse. Nors tiesą pasakius, svarstyklėse Saulė, tai jinai yra debilitacijoje. Nu, tai vat ir mūsų valdžia tokia ir yra. Rinkimai, kai 8 dėl prezidento, bet iš kitos pusės matot, prezidentas, vat, nu, ganėtinai neblogai atitinka, kad vat, prezidentas yra moralinis autoritetas. Nes 9 namas, tai jisai yra, nu, autoritetas, irgi tame pasme moralė, tenais teisė. Ir galbūt va, tas veto, kadangi pas mumis jisai va, prezidentas turi, tai kažkur tai va čia irgi, nu, pasiteisina, sakyčiau. O šitie, kada rinkimai, va, nes valdžia, nu, vykdomoji valdžia pas mumis yra vis dėlto, nu, ten vyriausybė, ten, nu, ne Seimas, vyriausybė vadinkim, tai 10 namas vat, yra Vėžys, o Mėnulis 12. Ir va rinkimai čia ir vyksta, kaip sakant, kada Saulė ateina į 12, tada rinkimai, o priesaika, vat, kada Saulė debilitacijoje. Saulė silpna. Tai vat, mūsų valdžia va, tokia vat, ir yra. Dabar kas liečia Kapčiamiestį. O tai mes pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Taip, čia dabar yra vat, vadinamo metinio horoskopo, vat, išklotinė 4 namo. Kadangi tai eina kalba vis dėlto apie žemę šitą, nu, apie tą poligonas, tai vis tiek tai yra teritorija kažkokia. Tai. Ir vat, ką mes čia matome šitą. 4 namas, vat, yra gyventojai, vat, žemė, ten namai, saugumas, vat, šitą. Vat. O 10 namas, vat, čia yra valdžia šitą.
ten sprendimai kažkokie, tai ten strateginiai kažkokie interesai, ten valdžios projektai šitą. Šiuo atveju Saturnas, jisai yra 6 name, jisai yra tas priverstiniai sprendimai tokie, padaryti pagal taisyklės, bet be jokio jautrumo šitą. Ir su Saulė šitą, su Jupiteriu Saturnas ir Skorpionė, taip skorpioniškai visą tai buvo bandoma padaryti šitą. Nes valdžia bandė padaryti taip, tyliai, tačiau techniškai šitą. Bet pagal šitą konfiguraciją, dėl ko ir išlindo ta visa informacija šitą. Nes už tai, kad čia yra lagnai, yra dvynys. Informacija, ten visokie nutekėjimai, tenai šitą. Lagnešas Merkurijus 4 name su retro Venera. Ir Venera 4 name, tai reiškia, komforto, to pažeidimas, gyvenimo kokybės šitą pažeidimą šitą. Tai už tai tą tokį ir tas toksai, ir išlindo toksai, kaip sakant, gyventojų tas nepasiteikinimas, nes akivaizdžiai jau visas tas komfortas, tas jau buvo toksai jau pažeistas šitą. Ir todėl tas konfliktas dar toksai gavosi šitas. Rahu Marsas 10 name. Ir valdžios toks buvo, jisai ir yra, dabar matosi toksai agresyvus valdžios spaudimas toksai ten. Tai strateginis objektas, tai būtinybė ten yra. Ir yra ignoruojami visi ten tie vietos jausmai šitą. Marsas aspektuoja Lagną šitą. Ir dėl to tie gyventojai, jie nėra pasyvūs, jie gaunasi tokie aktyvūs šitą. Ir kitas dalykas, gyventojų, kaip sakant, žmonių karakatas, signifikatorius Mėnulis, jisai 11 name Avine. Už tai ir įvyko toksai gana aktyvus pasipriešinimas visam tam projektui šitą. Bet šitam Saturnas, Saulė, Jupiteris tam 6 name, tai, kaip ir valdžia yra, jinai teisėta yra, bet jinai elgiasi prieš žmonės šitą. Konfliktas toksai, per procedūras šitą, ne per dialogą šitą. Ir nes 8, tai 6 namas, tai ten ginčai, teismai, ten tokios administracinės kovos šitą. Tai toksai gavosi toksai institucinis konfliktas toksai. Taip, kad, rezultatas koksai bus, bent jau pakol kas, kol čia iki tos, kol nepasibaigs šitas horoskopas. Tai projektas toksai bus, bandoma prastumti tyliai šitą. Bet vis tiek gyventojai gaus kažkokias tai nuolaidas, jiems nepavyks ten be nuolaidų gyventojams prastumti šitą visą projektą. Bet valdžia bandys visą tai ten vilkinti, tempti ten tą bumą, kad visas tas kova ta visa, kad jinai nusilptų šitą, kad jinai išsisemtų. Tačiau, ir tai tavo Saturnas, bet jisai čia irgi, man atrodo, yra sudegęs Saturnas, tai pasižiūrėsime. Taip, Saturnas sudegęs, Venera debilitacijoje, dar nepamačiau, kad Venera debilitacijoje yra, o Merkurijus yra egzaltacijoje. Tai už tai tas visas informacinis triukšmas toksai ir jisai atsirado. Bet žmonių komfortas vis dėlto čia yra iš tiesų labai stipriai pažeidžiamas su visų to projektų šitą. Bet kadangi yra tam bendram Saturno ta daša, ir Saturnas, tai lėtinimas toksai, tokia skausmingas toksai ir tas toks pasipriešinimas. Bet kadangi čia ta Rahu Ketu ta ašis, tokia žmonės, žmonių ten komfortas, visa kita, čia valdžia. Tai gavosi taip tos klaidos, valdžios klaidos ir išlindo į paviršių šitą. Taip, kad per šį laikotarpį, tai valdžia kaip ir nepralaimi formaliai, bet tą tokią moralinę, komunikacinę kovą jie pralaimi šitą. Ir kažkur tai yra priversti kažkiek tai atsitraukti šitą, bet jie toliau, kaip sakant, jie toliau bandys visą tai vilkinti šitą.
visus tos sprendimus. Nu tai va, nu čia aišku, šiuo atveju aš papasakojau tai, ką mes jau matome realiai. Aišku, tokius dalykus, prognozuoti visą tai, yra, tai pavyzdžiui, iš anksto tenais prognozuoti tokius dalykus labai sunkiai yra. Čia vat kol neatsiranda to konteksto, tai praktiškai tu negali nieko pasakyti. Vat kai yra kontekstas, tu nebent gali pasakyti rezultatas, koks tai bus. O taip, vat, kad ten, pavyzdžiui, ten praeitų metų, ten kokį kovo mėnesį pasakyti, kad čia bus konfliktas dėl šitų kapčiamiesčių, tai niekaip čia nepasakysiu. Bet, pavyzdžiui, va čia aš tai daugiau matau, kad tai yra valdžios klaida. Ten kažkaip tai Janutienė sako, kad ten rado kažkokius patvirtinimus, kad čia kažkokia nauda, ten materialinė kažkur tai. Bet principė čia kažkokios materialinės tokios naudos kažkam tai nelabai čia matosi. Čia grinai valdžios kažkokie nesusikalbėjimai, kažkokios klaidos yra. Nes ten ministrai keičiasi tenais, matomai tos institucijos ten irgi tas išbarstyta, ta atsakomybė tai nėra, kad ten kas atsakingas konkrečiai už tai ten tas kaip ir prezidentas, karo vadas, ten karo ministerija, gynybos ministerija, kariuomenė tenais, ir ten matyt, kad ten tiesiog bardakas yra ten ir už tai taip gaunasi, nes kad būtų kažkoks čia, kažkas būtų ten materialiai suinteresuotas, tai kažkaip tai šio taip nelabai čia ir matau. Gal aš klystu, nežinau. Nes čia suinteresuoti yra gyventojai daugiausiai. Nes antras namas, finansai 11, mėnulis šitą, čia ne tas visiškai, čia, sakau, čia kažkaip tai jokių tokių, ten tikrai pas mūsų valstybėje, ten kažkaip tai tos matomai tos atsakomybės, ir tos pastovus tas toksai, draskimas tų pamatų, ten pastoviai ten varimas vienas ant kito. Aš tai, pavyzdžiui, nesuprantu, pavyzdžiui, ten yra ta koalicija, kai kurie sėdi, ten ramiai dirba kažką, tai, ten kaip Žemaitaitis ten draskosi, tai ir visi jam ten kalti ir visi netaip daro, tik jisai vienas žino, ką reikia daryti, bet kažkodėl nieko nedaro šitą. Bet dar kodėl išlindo šitą informaciją, pradėta apie tai viešai kalbėti, už tai, kad šitam, čia aišku, kiekvienas tai išklotiniai irgi turi ten savus tos periodus, ir įsijungia Merkurijaus periodas, po naujų metų. Nes man atrodo, kad čia, ten jie kažkaip tai prieš Kalėdas ten sužinojo, kad ten juos ten iškeldint turi, o paskui jau čia viešai žurnalistai jau čia pradėjo šnekėti jau po naujų metų kažkur tai. Tai įsijungia Merkurijaus šitas periodas, o Merkurijus čia yra egzaltacijoje. Bet Venera yra debilitacijoje, tas visas komfortas, ten visas žmonių, visas gyvenimo kokybės blogėjimas. O Merkurijus, kuris būtent informacija yra, jis atsakingas už informaciją, egzaltacijoje, egzaltuotas. Bet už tai čia visą tai taip ir išlindo šitą. Ir valdžia nesugebėjo nuslėpti ten ir tyliai ten kažką tenais padaryti. Tai tiek šį kartą. Kada jau priartės ten kovo 11, ten vasario pabaigoje, ten antroji pusė bus ten tie užtemimai šitą Saulės mėnulio, tai tada ir šnekėsime apie naująjį Lietuvos tą metinį horoskopą ir kokie įvykiai mūsų laukia. Ir ten aišku gana sunkus bus mūsų tie įvykiai. Bet kaip nors pragyvensime, prasiveršime. Tai tiek tada, tai iki.